Sveiki, brangieji, su jumis yra Svajonė Taro. Mano vardas yra Eglė Vaitelytė Slavinskė. Tai iš karto labai malonu yra vėl kartu pasimatyti, mane pamatyti. Iškart atsiprašau tų žmonių, kurie galvoja, kad aš skaitau, dėja aš neskaitau iš niekur. Turiu kortas ir labai kažkaip nesiseka man žiūrėti konkrečiai tą kamerėlę, kuri tas rutuliukas, nors žiūrėti per viduriuką ir tada akis atrodo, kad kažkur kažką skaito. Jeigu skaitysiu, tai skaitysiu vieną dalyką, tai yra knygutė, kurioje aš užsirašysiu savo būrimus, nes man reikia tos tematikos. Iš tikrųjų, šiandieną bus kaip ir taroskopas šauliams, tik tai truputėlį kitaip. Nedirbsiu su įprastom savo taro kortomis, bet dirbsiu su Ošano kortomis ir žiūrėsiu ne taip, kaip visą laiką visi žiūri mėnesio būrimą ar kažkaip taip, bet žiūrėsiu grinai. Nagrinėsiu truputėlį vidinius jūsų tokius aspektus, idėjas ir taip toliau. Tai šauliukai, bus pas jūs 6 klausimai ir jie skamba taip. Taip, šauliui. Kaip jūs apibūdina šiuo metu? Antras. Kaip jūsų energija paveikia tuos, kurie yra aplink jūs. Trečias, kaip jūs galite būti labiau kantresni su kitais žmonėmis. Ketvirtas, ko jūs stengiatės išvengti, nesusidurti. Penktas, kaip jūs galite spręsti susidoroti su tuo, kuo jūs vengiate arba bandote išvengti. Šeštas, koks bus jūsų kitas nuotykis, išgyvenimas. Na, tai tokie klausimai. Įsidėlioju kortas, bet tą laiką, kol maišau, šaulio ženklo atstovai noriu paprašyti dalintis mano vaizdo įrašais, komentuoti. Prenumeruoti mano YouTube kanalą. Jeigu norite atsidėkoti, atsidėkoti. Su manim galite susisiekti. Kaip su manim susisiekti, galite rasti komentarę po video įrašu. Ir mane galite rasti Facebook'e, Eglės Vaitelytės vardu. Tikrai lengva, nėra sunku. Tai va, jeigu patinka, tai žiūrėkit, stebėkite ir laukite. Galite prenumeruoti, tada visą laiką galėsite pamatyti, kad įdedu bendrą būrimą ir iškart išmetu YouTube'as langelį, kad atėjo naujas būrimas ir jį galite stebėti. Taip, gerai įsidėlioju kortą, šauliukai. Stebėsim jūsų vidinį pasaulį. Taip. Šešta korta. Net 2 kortos traukiasi, tai 2 ir padėsiu. Reiškia, tokia dviguba situacija. Labiau tokį kontaktą, tai palieku. Tai pirmas klausimas, kaip jūs apibūdina šiuo metu moralę? Šauliai, kažkodėl jūs truputėlį rodo, kad neturite moralės arba susidurate su tam tikrais elgesio trūkumais, su emocijų kontroliavimu. Du tokiam moralę, liktai sukaustyti, negalite būti savimi. Iš tikrųjų, būtent šita korta, kaip matote, yra grotos, yra žmogeliukas, toksai pilki debesis. Tai kai jūs negalite elgtis ir būti savimi taip, kaip jūs norite elgtis, tai kaip jūs norite daryti, būti savimi, laisvi būti,
nepriklausomi, kas jums yra be galo svarbu, norint išlikti savimi. Jums patinka keliauti, jums patinka domėtis, jums patinka draugauti, mylite gyvūnus, mylite nuotykius, mėgstate klausinėti daug, labai daug, domėtis. Bet yra tam tikri šablonai, kad žmonės jūs stabdo būti savimi, stabdo jūsų kūrybiniai veikloje, stabdo jūsų idėjas, stabdo, neleidžia pasidžiaugti tuo, ko norite džiaugtis. Ir moralės neturėjimas kartais rodo susikaustimus, susibalansavimus tokius. Antras, kaip jūsų energija paveikia tuos, kurie yra aplink jūs. Draugiškumo, jūs tiesiog draugiški žmonės esate. Draugiškumo korta. Ir būtent šitą kortą visgi parodo, kad jūs linkę esate. Jūs nebijote eksperimentuoti, nebijote žmonių, jūs žiūrite žmonės kaip lygių su lygiu, labai lengvai bendraujate, lengvai surandate bendrą temą, noriai kažkaip tais dalinatės gyvenimo patirtimi, išgyvenimais ir iš tikrųjų žmonės jūs žiūri kaip į draugus, kaip į žmonės, kurie visgi moka būti savimi, moka parodyti teigiamas energijas, moka parodyti džiaugsmą ir tai yra labai labai gera korta. Tikrai draugiškai jūs stebi, mato, tiesiog kartais hiperaktyvius, kad jūs nenustykstate vienoje vietoje. Taip, tai yra jūsų tokia galbūt minusinė savybė, hiperaktyvumas. Bet nemanau, kad kartais tai yra blogai. Kiekvienas žmogus yra skirtinis. Svarbiausia ne flegmatikas, ne? Kai viską per lėtai darote ir vėlai galvojate, tai, nebent prie draugų tokių esate, tai galbūt tiems draugams yra puikus kompanionas. Arba esate. Kaip jūs galite labiau kontroliuoti Kaip jūs galite labiau kontroliuoti su kitais žmonėmis? Kaip galite labiau kantresni su kitais žmonėmis? Kantresni. Tai perskaičiau žodį. Iš tikrųjų, tikrai negyvenat pagal kitus žmonės ir jų schematikas ir taip, kaip jie nori, kad jūs gyventumėte. Kaip jūs gyvenate? Kaip pailučiai, ne? Gyvenate akimirkomis, džiaugiatės kiekvieną minutę, mėgstate, kaip ir sakiau, keliones, mėgstate laisvę, mėgstate eksperimentuoti. Jeigu jūs sumastot šokti iš parašiuto, jūs taip padarysite. Jeigu sugalvosite kažkur išeiti, ten ir išeisite. Kažkas sakys, daryk tą ir aną, ir sakysit, pats ir daryk, jeigu tu nori, ne? Jūs esate laisvi žmonės, jūs nuotykių kūrėjai. Ir sakykime, kaip būti kantresniais su kitais žmonėmis. Tiesiog būkite savimi, kokie jūs esate. Jūs tiek nekeisit nieko. Absoliučiai nieko nekeisite dėl to, kad jums patinka būti tokiais, kokiais jūs esate. Ko jūs stengiate išvengti, nesusidurti, su kuo stengiatės nesusidurti? Su mokytoju. Žinot, pasakysiu, mokytojas tai yra, kada žmonės jūs labai mokina, kaip elgtis, ką daryti, kaip reikia tvarkytis, kokiu reikia būti žmogumi. Sakykime, truputėlį ir varžo jūs laikytis tam tikrų tradicijų. Dažnai mokytojas gali būti ir kaip teisėjas, mokytojas gali būti tiesioginis mokytojas, tai gali būti ir kunigas, tai gali būti ir daktaras, tai gali būti ir tėvai, kai kam, arba vyras, arba seneliai, tėvai. Šiuo atveju pasakykim taip. Išvengti bandote suvaržymų, kuriuos jums įstato pagal tradicijas, kad reikia būti tokiam, o ne anokiam. Ir elgtis taip, kaip nori dauguma žmonių, bet ne kaip jūs pats. Arba pati. Taip. Tas, sakykime, būtent jūs
tiesiog nemėgstate, kad jums sako, daryk taip. Jūs norite elgtis. Ir bet jeigu, sakykime, jums reikia, mano dukra yra šaulys. Jinai nori užsidėti suknelę, bet jai reikia dėtis uniformą. Jinai užsidės suknelę ir turi užsidėti uniformą. Uniformas jinai nenori dėtis. Bet suknelę užsidės. O po to jinai sako, man bus karšta, aš liepiu vis tiek tą uniformą užsidėti. Tai sako, man bus karšta, aš vis tiek ją nusiimsiu. Ir žinoma, jinai grįžta be uniformos, jinai tiesiog grįžta su suknelė. Ir jinai daro savo. Tai tiesiog to nepakeisite, proceso nepakeisite, jūs esate tokie, kokie esate. Vėlgi, šauliai esate labai tokie laisvo būdo žmonės. Jūs dauguma šaulių yra nelinkę sėdėti prie kompiuterio, jums patinka galbūt išeiti į lauką, į miestą, į visuomenę, į koncertus ir taip toliau keliauti. Kvailio korta būtent tokia ekstremali. Sugalvojau, susidėjau bagažą, iškeliavau, važiuoju prie ežero, ir viskas, manęs nėra čia. Taip, 5. Kaip jūs galite išspręsti, susidoroti su tuo, ko jūs vengiate? O tiesiog sprogsite. Prasiveržimas turi įvykti kažkoks įtais. Iš tikrųjų, prasiveržimo korta, tai yra tokia korta, kada jūs laikot savyje, galiausiai pradedate trypti, nes jau nebegalite su tuo susitaikyti, nebegalite jau elgtis taip, kaip norite elgtis, negalite būti savimi, atrodo jau viskas. Gana viskas, aš darysiu taip, kaip aš noriu. Ta prasme, tai yra vienas iš tų charakterių, kad ne visiems viskas patiks, kaip jūs norite, ne? Kaip galite išspręsti, susidoroti su tuo, ko jūs vengiate? Sprogti. Niekaip kitaip. Tiesiog norit sprogti, išsakyti, išsikalbėti, daryti kažkokius tai sprendimus vidinius, kuriuos tiesiog reikia išsisakyti, iškalbėti, padaryti, galbūt kažkaip sporto salėje išdaužyti kažkaip, žinot, tam bokso kriaušę, bėgimų kai kas energijos, sakykime, jum būtina tiesiog kažkokiu būdu kūrybiškai pateikti save, bandyti tai spręsti. Ir koks bus jūsų kitas žingsnis, nuotykis? Jūs susidursite su tam tikrais protiniais sunkumais. Protas yra be galo pasakysiu taip, šiuo metu per daug suvaržyti esate viduje, per daug visko vyksta. Šeimoje, santykiuose, darbe, galbūt su sveikata, galbūt apskritai kažkokios situacijos dar papildomos. Jūs taip esate, matote, kokia korta, pilna visko, pilna visokių tokių mechanizmų, kurie nėra vietos dar kažkam įeiti į smegeninę, tai naujovėm kažkam idėjom, tiesiog apsikrovę, atrodo spaudžiami, lyg tai iš jūsų nori padaryti wunderkindą arba wunderkindę, bet suprantate, galbūt jūs ir sugebėtumėte pasiekti, bet, sakykime, tiek esate spaudžiami, kad neturite vietos, jums tą reikia vietą iššluoti. Nelaikykite tai, kas yra jau praeityje išgyventa, bet toliau laikot, prisimenate, to atsikratykite. Ir kas dar? Koks bus mano kitas žingsnis? Dalyvavimas. Reiškia, turite visur dalyvauti, visur būti, eiti, judėti, keliauti, stengtis kažkaip tais. Pačiam arba pačiai įdėti iniciatyvą į tai, ką sukūrėte, tai, ką norite pakeisti, padaryti. Ir iš tikrųjų dalyvavimo korta tai apima ne tik jūs, bet ir aplinkinius žmonės. Stengtis su jais bendrauti, komunikuoti, pasakyti tai, ką jūs jaučiate, įsakyti, tai sprokite iš kitos pusės, nes galbūt jūsų negirdi, arba nebando įsiklausyti tai, ko jūs norite, arba tai, kas yra svarbu. O reikia.
nes jau per daug visko jūsų galvoje. Jaučiate sustumti ir jokia informacija negali lyst papildoma, jokios idėjas negali lyst papildomas, nes ten jau nėra vietos, kur įlyst. Tiesiog. Ir kitas jūsų nuotykis bus tame, kad išvalyti visą susidariusią smegeninės tą turinį, kuris yra nereikalingas. Ir kurti kažką, judėti, dalyvauti. Tai vat, taip šauliukai, jums tokios kortos iškrito. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Linkiu sėkmės, gražios dienos. Iki.